Sveiki, mėlyjeji, su jumis aš Artūras ir Trading Inkubatorius. Vėlgi sekmadienis, šiek tiek kitoks formatas ir nuo šiol tas formatas iš tikrųjų keičiasi turbūt visam laikui. Daugiau tokių analizių, tai yra tų tokių ne analizių, o tų apžvalgų iš esmės kaip ir nebus dėl kai kurių priežasčių. Ne visi supranta iš tikrųjų tai, ką kartais norime pasakyti. Žinom, kad didžioji dauguma žmonių prekiauja mažesniuose grafikuose ir tai, ką mes rodom, iš tikrųjų jiems pakankamai yra sunku suprasti arba kartais visiškai yra nesuvokiama. Ir jie vis tiek daro tuos ten kažkaip tai pagal save. Tai mes visų pirma į ką fokusuomės, mes nenorim tų žmonių klaidinti, kad jiems būtų dar blogiau ir palikti jiems jų prekybos stilių, jų prekybos tą požiūrį ir į tai visiškai nesikišt. Antras dalykas, iš tikrųjų, kada mes rodom ne vieną, o keletą porų sekmadienį apžvelgdami jas, tai iš tikrųjų vyksta kartais po pirmadienio visiškai kiti dalykai ir pirmadienį jau ten mes kardinaliai viską keičiam ir to neina žmogui vėlgi suprast, nes jisai būna įsižiūrėjęs tai, kad mes darėm sekmadienį, o mes pirmadienį visiškai darom kitą dalyką, mes jau nepakoreguojam, nepataisom, ką bus galima padaryti, tarkim, su TradingView platforma ir pasižiūrėti iš tikrųjų mūsų puslapyje. Kiekvieną kartą bus čia, kur yra prognozijas, tai mes dabar ir tarkim šio video į prognozę tą įdėsim į čia, ir tada jinai, jeigu mes ją keisim, mes ją pakeisim ir bus labai aišku matyti, kad mes ją tarkim tenais iš vienos arba kitos pusės pakeitėme, tarkim iš čia arba iš kažkur. Tai čia bus galima pasitikrinti žmonėms iš tikrųjų, ar ta pora nuėjo į tą pusę, ar ta pora nenuėjo į tą pusę, nes ten dažnai žmonės pamiršta, paskui jie ten prirašo visokiausių piktų laiškų, tada jie tenai susipiktinę būna, kad mes čia juos nesąmonę rodom, čia taip ir taip. Tai kad mes tų visų dalykų iš tikrųjų išvengti ir kad mums patiems būtų ramiau ir kad patiems būtų laisviau, tokių dalykų atsisakom ir dabar darysim kitaip. Tas kitaip tai yra tokių principų, ką mes jau kalbėjom Facebook'e, parašėm ir aš visus labai raginu prisijungti, kas dar yra prisijungti prie mūsų Facebook'o grupės arba prie mūsų Facebook'o puslapio ir tenais kiekvieną šeštadienį iš tikrųjų išanalizavo savo porą. Poras, analizę pasidarius tą porą, kuri jums atrodo įdomiausia, ją iš tikrųjų parašyti ir jeigu ta pora surenka daugiausia, tarkim kaip šį savaitgalį surinko USD daugiausiai balsų, mes tą porą labai aiškiai išanalizuosime ir tą porą bus galima pamatyti, kaip jinai keisis, tarkim mūsų ta analizė, ten mūsų puslapyje, kur rodžiau, taip toliau ir panašiai. Tai toks dalykas. Vėlgi tai iš esmės gaunasi toksai ir socialinis tyrimas, nes įdomu iš tikrųjų sužinoti kitų žmonių nuomonę, ką jie mato ir ko jie nemato. Tai vėlgi šį kartą, manau, labai liūdna yra, kad beveik nebuvo žmonių, kurie domėjosi svaru. Ir tą pabandysiu paaiškinti, nes pats mačiau praeitą savaitę asmeniškai kai kuriuos atvejus, kur žmonės gavo stop lossus, juos išmetė per kaminą. Dėl to, kad jie dar ir toliau savo USD svarą, jeną, svarą Kanadą, ten eurą svarą ir visų kitus tenais dirbo su jais taip, kaip dirbau prieš 2 savaitės, ką aš kategoriškai visiškai kitaip kalbėjau, ne. Tai manau, kad dėl tokių dalykų vėl jie tau svaro jau nebeėmė, nes tas svaras juos tiesiog sunervavo. Dabar kas liečia, dar pasakysiu, šitą auksą ir naftą, tai aš nesu tas žmogus, kuris analizuoja svarą ir naftą, bet jeigu kažkada bus, kad kažkas iš tikrųjų išrinks tą arba tą produktą, tai aš tikrai jį pramesiu per savo techniką. Ir aš buvau kategoriškas prieš metus laiko, kad jo reikia pirkti ir dabar aš net jos nesu matęs iš tikrųjų, kur jinai stovi. Šį video tikrai žinau, kad klauso daug kas dar pas mus sėdėjo prieš metus laiko ir turbūt atsimenat tą vietą, kada aš siūliau iš tikrųjų naftą pirkti ir jos nepardavinėti. Tai aš dabar nežinau, kur jinai yra, realiai paskui pasižiūrėsiu. Ir aš turbūt nuomonėje savo ir nebūsiu pakeitęs, nes aš žiūrėjau gal prieš mėnesį, jie tenais, kiek mačiau, tikrai nebuvo kritus nuo tos dienos, kada aš ruošiausi ją, neruošiausi, bet kada aš ją nerekomendavau, tiesiog kada aš mačiau iš tikrųjų tenais pirkimo signalus. Šiandien dienai mes išsirinkom USD jeną, pabandykim iš tikrųjų tą porą panalizuoti nuo A iki Z.
Aš aiškinsiu ir pasakosiu viską iš savo patirties ir iš savo analizės pusės ir visi, kurie nesupranta tam tikrų pasisakymų arba kitų dalykų, ant manęs nepykit, nes aš neturiu tiek laiko, kad aš paaiškinčiau iš tikrųjų, ką kiekviena žvakė reiškia, ką kiekvienas dalykas reiškia ir kaip jisai atrodo, kaip jisai yra. Aš tiesiog čia išdėliosiu savo nuomonę. Tai nėra rekomendacija daryti vieną arba kitą veiksmą. Pas mus lentoje šita pora yra parašyta kaip 1200 waiting ir mes laukiam iš tikrųjų dar šito vietoj, čia yra savaitinis grafikas, dar šito vietoj būdami mes laukiam, kad jinai padarys 1200 ir tada mes būtumėm sprendę iš tikrųjų, ką su ja daryti. Jeigu yra kažkoks tai matomas, nematomas lygis, skaičius, dar kažkas tai, ne, tai yra labai daug būdų iki to skaičiaus, iki to lygio, iki tos linijos, iki tos vietos daeiti, ne. Tai galima daeiti per 1 valandą, per 30 sekundžių, per 5 dienas, per 5 savaitės, per 5 mėnesius, per 15 mėnesių, ne. Tai yra vienas labai svarbus niuansas, kad tą vietą galima pasiekti įvairiai. Reiškiasi, pats faktas, kad pasiekė vietą tam tikrą, dar nereiškia, kad jisai yra geras arba blogas, nes dažnai žmogus pačioje pradžioje nusistato, kad tarkim jam reikia 1200 ir kada kaina ateina prie 1200, jisai puola ją shortint. Jis nekreipia dėmesio, kokiu principu prie tos kainos atėjo, per kiek laiko atėjo prie tos kainos, kas buvo pagrindiniai priežastis, kad prie tos kainos ateitų, taip toliau ir panašiai. Tuos dalykus visą laiką aš keliu klausimus ir mes bandom juos išsiaiškinti ir išanalizuoti. Šiuo atveju prie 1200 dar niekas neatėjo. Viskas koregavosi būtent į šitą pusę, tai yra į priešingą pusę, ne? Ir priešingoje pusėje aš sulaukiau labai įdomios vietos, kur buvo tikrai labai gražiai padaryta, keliolika kartų testuota, čia yra savaitinis grafikas, 1.14.00, ne? Kada aš tokioje vietoje gaunu atitinkamą žvakę, tai šiuo atveju iš esmės yra toks, sakyčiau, gan ir neblogas spin baras, galėtų jisai būti šiek tiek gražesnis, bet kokiu atveju, kad ir kaip bebuvo savaitiniam žvake, kaina užsidarė virš 1.14. Vadinasi, mėnesiniam grafike. Aš dar sykį pasikartosiu, ką kartuosiu su svariu ir su visom kitom porom, mėnesiniam žvakike, čiut nepasakiau jo, mėnesiniam grafike dominuoja tik tais pirkėjai. Ir man neįrodys, kad čia dominuoja nors vienas pardavėjas. Šitoj vietoj aš matau, kad pardavėjai pasikoregavo, kas labai yra normalu, ne? Jie čia susirinko tuos kažkokius tai savo reikalingus eurus ir kaina vis tiek užsidarė virš 1.14, reiškia savaitiniai žvakiai, mums rodo, kad iš tikrųjų tiek čia ir tiek čia yra pakankamai nebloga vieta. Vadinasi, mėnesiniam grafike, mėnesis 1, mums rodo, kad pardavinėti kategoriškai negalima, ne? Turim 1 pliusą. Savaitiniam grafike pamatėm, kad turim vieną net iš esmės pakankamai neblogą ženklą, galbūt pirkimui. Tai reiškia, vėlgi, savaitinis grafikas rodo, kad tikrai pardavinėti negalima ir galbūt galima pradėti ieškoti pirkimų. Tai mes jau turim 2 pliusus, jo? Tada reikia žiūrėti iš tikrųjų, kas vyksta mažesniuose grafikuose. Man kas nepatiko, tai tarkim pats penktadienis, ne? Bet kas man patiko, pažiūrėkit. Tokia pati perdanga, čia nebuvo perdangos, perdanga buvo šičia ir ta perdanga vėlgi išsipaišė būtent ties 1.14. Ant šitos vietos matau, kad kaina juda kitaip negu juda visur. Šičia, ne? Ir tai yra vėlgi 1 pliusas, tai turime jau 3 pliusus iš tikrųjų, kad tikrai pardavinėti negalim ieškoti tik tais pirkimo, ne? Dieniniam grafike pirkimas atšoka tada, nes matom, kad penktadienis užsidarė iš tikrųjų neigiamas ir uždarė ketvirtadienį, tai dabar ties tikrai pardavinėti mums negalima minimaliai iki šitos vietos. Ir mėnesiniam draudžiama, savaitiniam draudžiama, tai jeigu eis kažkas tai čia, tai aš vėlgi į priešingas pusę sakau neprekiauju, aš tiesiog laukiu, kada man bus signalas į mano pusę, ką dariau su svariu ir sėkmingai tą padariau. Tai šitoj vietoj man reikalingas kas? Man reikalingas bet kuris ženklas, kuris rodys, kad čia būtų galima prisipirkti. Reiškia, arba reikia laukti dieninio, arba reikia eiti į dar mažesnį grafiką, tai yra į valandinį ir pažiūrėti iš tikrųjų, kaip kaina veiks mūsų valandiniam grafike. Vėl pažiūrėkit, ties 1.14 matau iš tikrųjų pakankamai aiškus signalus, kol viskas vyksta šitoj kainoj, vadinasi vyksta niekas, viskas vyksta dėžiai, ne, tai yra šita dėžė ir šita dėžė.
Ir tol, kol šita kaina yra dėžėje, iš tikrųjų manęs niekas negazdina iki tol, kol mane išpaišys bent vieno normalaus tvarkingo pirkimo signalo. Būtų neblogai, kad ta žvakė darytų čia iš tikrųjų kur nors sugepo dieninį ir pratrauktų dar jinai į viršų, ne, ką padarė, tarkim, praeitą savaitę svaras. Tai analizės išvada. 1 mėnesis pardavinėti negalima, viena savaitė rodo pirkimo signalą apie barą. 2. Dieninis grafikas iš tikrųjų yra ties klaustuku, nes išsipaišė nelabai graži penktadienio žvakė. Valandinis grafikas H1 yra lygiai taip pat su klaustuku. Tai mums ko reikėtų? Reikėtų sulaukti pirmiausiai valandinio ir paskui dieninio pliuso. Jeigu gauname 2 pliusus, tai reikia stebėti price actioną ir ieškoti kažkur tai čia pirkimo, galbūt prie 1.15 pirkimo, žiūrint kaip ta kaina išsipaišys. Vadinasi, savaitės planas, jeigu šitą porą mes žiūrim, tai mes šitoj poroje rašysim pirmadienį lentoj taip. Mėnesinis grafikas. Negalim pardavinėti, savaitinis ieškom kur pirkti, dieninis ieškom kur laukiam signalo pirkti ir valandinis laukiam signalo pirkti. Tokia yra mūsų analizė ir patikėkite, netokia būna kiekvieną kartą, kiekvienai porai. Visi, kurie turi savo nuomonę, aš labai norėčiau, kitokią nuomonę, tai man labai tas yra įdomu ir vietoj to, kad dėtumėt laikus kažkur ar dar kažką, tai geriau iš tikrųjų įdėkite tada savo analizę, papaišykit ir parodykit iš tikrųjų, kaip jūs įsivaizduojate šitą marketą ir kada jūs pardavinėtumėt ir kada jūs pirktumėt. Nesudėti iš tikrųjų ir apderkt mane, tai ten iš tikrųjų yra pats lengviausias dalykas, bežiūrint visiems tiem žiūrovams. Bet jūs tada paimkit, įdėkit savo analizę ir pasižiūrėsim iš tikrųjų, kiek jinai yra įdomi ir tada bus labai įdomu palyginti iš tikrųjų. Tai aš nesakau, kad aš esu teisus ir kad reikia daryti taip, kaip aš darau. Aš tiesiog rodau žmonėm, kaip darom mes ir kaip elgiamės mes. Galbūt kažkas čia kaip tik ieškos pardavimo, tarkim, į šitą pusę, kada uždarys po 1.14 ir jie eis su juo į apačią ir jie galbūt ten turi kitokią strategiją. Tai vat man tie dalykai ir yra įdomus. Aš rodau taip, kaip mes dirbam, taip, kaip mes analizuojam ir visi, kurie turi kitokią nuomonę, labai būtų įdomu ją išgirsti, nes tai yra diskusija, o per diskusiją iš tikrųjų atsiranda labai geri, tobuli, tvarkingi dalykai. Lygiai taip pat, kaip vyksta čia, tarkim, pas mus viduj salėje, yra 4, 5, 6 žmonės kartais sėdė, ir 4 galvoja vienaip, 3 galvoja kitaip ir kada prasideda diskusija, iš tikrųjų prasideda labai įdomus dalykai, nes ne visą laiką 2 akys gali matyti tai, ką matau 4 arba 6 akys, tarkim, arba tam tikra informacija. Tai vat šį kartą tiek. Ir visus labai kviečiu dar kartą prisijungti prie mūsų Facebooko ir tenais kiekvieną šeštadienį pasiūlyti savo pasiūlymą ir tą pasiūlymą mes kiekvieną kartą labai aiškiai aptarsim. Ačiū visiems, kurie dalyvaujat, ačiū visiems, kurie domitės, ačiū visiems, kurie žiūrit, ačiū visiems, kurie mus palaiko, visiems kritikams, visiems žmonėms, kurie mus iš tikrųjų bent kiek prisideda su mumis, prieš mus arba be mūsų. Viso geriausio, iki.